Kokį įspūdį Lietuvos Rytas? Gera šiaip komanda, nežiūrint tą rezultatą, kad mes galbūt, sakykime, nemažai laimėjom, bet ir patys matėt, pradžia buvo sunki. Jie žaidžia užsivedę prie savo žiūrovų ir tikrai yra gero lygio komanda, bet nėra lengva ir pradžia parodė, galbūt aikštė nuo pat pirmos minutės galbūt mus išmušė kažkiek iš vėžių. Bet tikiuosi, kad mes po truputį atsitiesim, pagerinom gynybą ir prisivijom juos, o paskui žaisdami savo žaidimą po truputį ir išėjome į priekį. Kaip komandros kėlinys kitoks buvo nuo pirmo pusės? Galbūt pradėjom kažkiek prasmingiau žaisti puolime, geriau gynyboje pradėjom žaisti, perėmėm prieš kamuolius ir prisilygino tas žaidimas. Ir paskui po truputį laikydami tą tempą, gynybą, puolimą ir, sakykime, išėjome į priekį keliais taškais, paskui kažkiek gal jie nepataikė kažkokių metimų, mes pataikėm. Tas skirtumas atsirado. Koks jausmas yra žaidimas Siemens arenoje? Labai gerai visą laiką grįžti namo, grįžti į Lietuvą. Netgi nėra turbūt taip svarbu, ar tai Vilnius ar Kaunas, bet vis tiek Lietuvoje tai labai malonu visą laiką. Išlaikė tą tradiciją, kai Lietuvos žaidėjai prieš Lietuvos komandas puikiai pasirodė. Aš nesakyčiau, kad čia mes labai kažką puikiai pasirodėm, bet paprasčiausia, svarbiausia yra komanda ir mes turim tikrai 12 pajėgių žaidėjų, kuris gali išeiti. Taip, kad turbūt nėra tokio, kur žaistų ten po 30-40 minučių, maždaug gaunasi turbūt apylygiai po 20 minučių, 25 visiems. Tai svarbiausia yra komandinis žaidimas, pergalė. O kuris žaidėjas iš Lietuvos Ryto ekipos paliko įspūdį? Nu, aišku, sunku visą laiką žaisti su Raisiu, yra greitas labai, reikia padėti jam, gali atiduoti kamuolį, kad su juo yra sunku, bet aišku, labai išskirti kažką ir tie patys aukštaūgiai. Šūnas Roberts tikrai gerai kovoja dėl kamuolių ir Seibutis, jie turi tikrai pakankamai gerų žaidėjų ir nėra, kad čia vieno ar dviejų žaidėjų komanda. Eurolygoje to prasidės top 16 etapas. Kokios komandai nuotaikos? Nuotaikos neblogos, ruošimės, buvo pirmas mačas, toksai rimtesnis turbūt bus dabar vėl su Spartaku žaisti. Dar vienas rungtynės prieš top 16 yra gerai su rimtom komandom pažaisti ir po tos pertraukos viską, taip kad ruošiamės, stengsimės. Ar jaučiate, kad šiemet galite tapti čempionas Eurolygos? Aš nemėgstu spėlioti ir nenoriu. Aišku, nėra ko slėpti, komanda tikrai gerai sukomplektuota. Kol kas visas einasi neblogai, bet krepšinis toks dalykas. Maža, kas trauma, kas nors ten susirgs, nežinau, nesusirgs. Galų gale kokios vienos blogos rungtynės gali viską karstą užtinkojom. Taip, kad čia sunku prognozuoti. Bet neslėpsiu, aišku, tikslai aukščiausi yra ir bandysim. Ačiū.